atvažiavam kur? Stoti Guangdžon Bosatom. Ir kas dabar bus? Išsiskirsim. Pagaliau, ne? Tai va, aš važiuoju į Seulą. Tai yra paskutinė stotelė mano prieš važiavimą į Lietuvą. O tavo? Sanas. Ir tu ten kiek laiko būsi? 2 dienas. Tai va, tai važiuojam į skirtingas pusės. Susitiksim galbūt 26 dieną. Jeigu likimas leis. Jo, ir tada laukiame tęsinio iš Seulo mano. O Monika jau ten kur pasifotografuos, jeigu pasifilmuos, tai yra bus kažkas. Važiuojam Seulą. Kambariukas yra ultra brutal didelis. Tai yra maža lova, nežinau ar taip reikia pasižiūrėti, langiukas, toliau dušas, kriauklė, tualetas, veidrodis ir popierius viename. Dabar pamatysime motorolerį važiuojantį per pėsčiųjų taką, labai rami sąžinė. O kur einam? Dabar einam čia į vidų, čia yra pasaulio istorinis palikimas. Cheongdam-kun. Matyt, taip vadinasi. Va tokia architektūra pas jas anksčiau buvo. Pirmieji rūmai, kuriuos pamačiau, nacionalinis istorinis paveldas. Gražu. Gaila, kad neišeina įeiti į vidų. Antra diena Seule. Ką šiandien darom? Tai einam iki turistų informacijos centro, pasiimam žemėlapį, susižiūrim visas vietas, kurias reikia apsilankyti ir pirmyn šaunam. Išlindam iš turistų centro. Trumpas naujienos tokios, kad įdavė lankstinukų, sako, eik žiūrėk. Gerai, tai tada jungiamės Apple Mapsus ir važiuojam toliau. Myeongdong katedra. Ir dabar ką mes veiksim, einam toliau, pasižiūrėsim. Šiaip, tarp kitko, šita katedra man labai patiko, todėl, kad jinai ne taip kaip pas mus arba Europoje nebuvo išpuošta auksu, buvo tik tai vitražiniai langai ir labai masyvios gražios kolonos. Dabar lindau į kažkokį visišką shoppingo streetą, tai apsisuka. Kaip tik groja Pentatonicsai. Tai va taip gražiai ir suksimės šiam Seule. Va, pasirodau kas ten. Ir pasirodau kas ten. Ten va turi matyti Seulo bokštas. Į kurį kažkurią dieną eisiu, kai bus gražesnis oras. Čia buvo Myeongdong. Tai jau dar viena aikštė, tai leidžiam apsisukimą. Seulo eglutė, tai su mūsų nelabai palyginsim, ne? Dabar šiek tiek įdomių faktų. Tai šitas pastatas yra iš 1600 metų. O šitas pastatas yra pastatytas naujas ir čia yra, aš kaip suprantu, čia bus Korėjos savivaldybė. Sargyba keičiasi. Dabar atėjom į Deksung Palace, tai pažiūrėsim, kas čia aplinkui yra ir pafilmuosim. Va, tai numeris 9 yra karaliaus miegojimo vieta, o numeris 8 neaišku. Čia yra susitikimo vieta.
Tai va čia va yra dabar miegamasis jo. Tai parodysiu. Ir tada va čia va ateisime. Čia yra jo susitikimų biuras. Jisai čia, karalius čionais gyveno nuo apie 1900 metus, tai apie 20 amžiaus ankstyvoje pradžioje. Tai va, tai dabar leisiu pabandyti, kas čia už manęs atspėt. Pagalvojat? Tai arba atspėt, arba neatspėt. Šitojam pastate karalius pataudavo. Va taip atrodė jų puota salė. Ne pati didžiausia, bet to viršų turi drakoną auksinį. O šiaip tais labai gražu. Kai tarnas nusižengdavo, tai jį įmesdavo į šitą baseiną ir liepdavo būtandinę. Tai čia yra Seulo pietų vartai, pastatyti 14 amžiuje. Atsidarydavo 4 ryto ir užsidarydavo 10 vakarą. Seulo finansų centras. Labai neblogai. Nu va, tai pamatėm senus karaliaus rūmus. Dabar štai čia yra įėjimas į naujus karalių rūmus ir dabartinius. Tai čia iš tikrųjų yra ta gatvė, kur kai žiūri per teliką, tai korėjiečiai protestuoja. Tai tenai yra statula karaliaus greičiausiai. Ir čionais ateisiu rytoj vakare. Nes kaip ir kambariokas minėjo, kad čia rytoj turėtų būti protestas, tai rytoj vakare ateisiu, pasižiūrėsim, kaip atrodo 100 000 žmonių protestuojančių prieš prezidentę, kuri valdo su būrėjos pagalba. Vėl sargyba keičiasi. Ne autobusas, sargyba. Nu va, parodysiu karius dabar. Taip, kai eini į vidų, matai daugmaž tokį vaizdelį. Čia paleidžia ronius, o ronius paleidžia iš va ten va. Tai jie taip pat plaukia ir suėda žmonės. O va čia dabar jau biški gilyn, tai va toks va vaizdas. Nu va, užlipi į tą viršų ir matai čionais karaliaus rūmus. Čionais jisai sėdėdavo per dienų dienas. Karts nuo karto paleisdavo kokią kariuomenę į lauką ir vėl atsisėsdavo. Labai gražiai išdažyta sienos. Prasideda mūsų kelionė senuoju miesteliu ir pirmas namas, kurį pamatom gražų, yra štai čia. Visai nieko, ne? Dabar matysim seriją tokių namų. Numeris 2, numeris 3 ir korėjiečių vairavimo ypatumai. Kavinėm jie apsirūpinę. 5 galbūt. Dabar greitai parodysiu, kaip mes atsiradom čia. Išlindam per antrą išėjimą, ėjom taip, nusukam čia ir dabar esam va čia. Čia, dabar eisim taip, nusuksim čia, čia, apsuksim čia ir eisim atgal namučio. Namai ten kažkur. 6. Numeris 7. Namas ir Seulo taveris. Tai va tokiom gatvelėm ir vaikštai. Jeigu taip tiesą pasakius, tai man toksai va rajonas žymiai labiau patinka negu didžiulis Seulas. Dabar išlindau jau iš to kaimelio, dabar jau einu arba namo, panašu, kad namo. Jo, tai einu namo, nes galvojau, kad eisiu ieškoti naktinio marketo, bet biškį nublūdėjau, tai vietoj to parodysiu street performance. Labas rytas. Tai šiandien ką darom, tai pirmiausia sveikinam jūs su šventom kūčiom. O toliau, tai šiandienos tikslas yra užlipti į Namsaną 1, pamatyti Seulo taverį 2, nuvažiuoti į Gangnamą 3 ir pamatyti protestą 4. Korėja yra gerai, tom, kad jie turi šiltus gėrimus parduotuvėse.
Tai šitas yra vienas mano mėgstamiausių, greipfrutinis ir medinis. Tai va, labai greitai atėjom, va čia va lipsim ir važiuosim į viršų. Čia Seulo Toweris. Tai tenai galbūt šiandien eisim, bet pagal orelį panašu, kad nelabai. Tas iš šitų daiktų kelsime. Op. Užlipam į viršų, o dabar parodysim performance vėl. Vėl kareiviai keičiasi. Naina, pasižiūrė. O čia va vienas yra, dar vienas to pasifatkint nori. Nu va, kažką primena? Taip, man irgi primena. Labai panašus televizijos bokštas iš tikrųjų. Va taip Seulas pasitinka kūčias. Va, tai va taip atrodo viskas. Eini. Ir dėkliukus prikabina, viską prikabina. Iki atvykę į Gangnamą, apsisukam, pasirodom. Taip atrodom mes čia. Aukšti pastatai, didelės gatvės plačios, labai daug parduotuvių. Štai čia. Ir eisim į čia ir apsivaikščiosim šitą pusę ir tada eisim susitikti su indoneziečiu. Kaip žinot, kad atsiradai tikrai Gangname, apsidairyti aplinkui ir pamatyti jų. Gangnamo finansų centras. Ambliokas. Taip pasirodo, šita šventykla yra vis dar veikianti, o tam, kad ateitum iki šitos šventyklos, turi praeiti pro štai tokią va gražią alėją. Tai. Dabar trumpai praeisiu pro Kojaksą, o kas tai yra didžiausias Azijoje požeminis prekybos centras. Bandysim prasibrauti kažkaip. Atvažiavau į reikiamą stotelę, dabar teliko susitikti su indoneziečiu ir eiti pažiūrėti mašiną. Štai ir jis. Here he is. Say hello. Are you making a vlog? Yeah. Good. Atėjom į mašinų gatvę. Už manęs BMW, čia Mersas, Audi kažkur irgi šalia yra. Tai dabar einam pasidaryti po salonus. Ferrari! Einam į vidų pasižiūrėsim. Kam čia, Forza Motorsports. Labai pasisekė, nes išvengiam to nejaukaus žvilgsnio. Ir dabar einam paieškoti dar kažko. Įlindam į garažą. Tai va, AMG GTS-as. Čia dar turim gražių mašinų. Įlysti į tą garažą, kur mašina išvažiuoja, tai atėjo apsauginis ir mus greitai išmetė iš ten. Where are we going right now? To the metro station with Naver Maps. We're using Naver Maps just to navigate to ourselves to go to protest. Let's go for a protest. Protest. Daug policijos.
Here we are, right? Yep, we are here. Look at them. Nice. Tai va, tai kas švenčia kūčias, kas protestuoja. Taip atrodo karališkieji rūmai čionais. Let's go! O va čia yra žmonės atseit protestuojantys. 뜨거운 함성 부탁드립니다. 정말 고맙습니다. Protestas tęsiasi ir toliau. Žmonės eina prie terminalo. 정유라에게는 얼마 정도 지원했다는 혹시 들으셨죠? 얼마요? O ten yra transliuojamas tiesiog 정유라 aukštas 지원한 돈이었으면 우리 삼성반도체 노동자 Yeah.